merginos, šiomis dienomis esu labai pamėgusi žiūrėti kitų merginų, youtuberių kolekcijos išsivalymo filmukus ir pagalvojau, kad tikriausiai ir man reiktų tokį sukurti, nes balandis yra švaros mėnuo ir tikrai atėjo laikas man išsivalyti ne tik tai spintas ir langus, bet ir savo kosmetikos stendą, kuris yra didelis, jame yra labai daug priemonių, iš kurių realiai aš tikriausiai, tok dieve, ketvirtį naudoju, o visa kita tiesiog stovi ir guli dulkės, nes, galbūt prireiks. O imti šitą didelio ir sunkaus darbo noriu kartu su jumis, nes kažkodėl tai tikiu, kad kaip ir filmuodama žinosiu, kad jūs stebite ten mane kažkur tais pro petį. Ir, aš tikrai stengsiuos taip jau kritiškai įvertinti tos produktus ir suskirstyti. Aš tikrai juos naudoju ir naudosiu. Ir taip pat jau prieš pradėdama visą šitą kosmetinį išsivalymą noriu pasakyti, kad visa kosmetika, kurią nuspręsiu atiduoti kitiems, bus atiduodama mano draugams, artimiesiems, giminėms. Tad prašau ant manęs nepykti, kad šios kosmetikos neatiduosiu jums kaip savo prenumeratoriams. Nes man nepatogu tiesiog tai daryti, nes žinau, kad visų pirma, man jinai nepatiko, visų antra, jinai yra naudota ir tiesiog atiduoti žmogui, kuriam rūpi ten mano mama ir kažką, man tai tiesiog nelogiška ir jaučiuosi tarsi, pakišinėčiau kiaulę. Tad visa šito kosmetika greičiausiai teks net ne tai, kad mano giminėm, draugėm ar kažką, bet tikriausiai vaikai, kurie su ta kosmetika sužais. Taip pat tai yra pirmas kartas, kuomet aš filmuoju tokio pobūdžio filmuką, tad labai atsiprašau, jeigu kuriuose vietose bus išsilieja vaizdas arba kažkas tai tokio, stengsiuosi sukarpyti ir sudėlioti viską taip, kad viskas būtų aišku. Tačiau tokio video filmavimo aš tikrai reikalauju tam tikrų įgūdžių ir sugebėti lavivruoti tarp to, ką rodai ir tai, ką fiksuoji. Tad jeigu bus kažkokie nesklandumai iš karto, už juos atsiprašau. Ir dabar jau tikrai einame prie išsivalymo darbų. Taigi štai kaip šiuo metu atrodo mano stendas, kurį jau turiu tikriausiai kokie metai laiko ir labai dažnai sulaukiu klausimų, iš kur galima jį tokį gauti, bet iš tikrųjų, nepagelbėsiu, nes šitas stendas tai buvo kažkoks reklaminis prototipas iš Gytauto buvusios darbovietės, kurie nusprendė, kad jis yra jiems nereikalingas. Tad Gytautas, kai man atsiuntė nuotrauką su klausimu, gal tau jo reikia, mano atsakymas buvo taip, su labai daug šauktukų. Ir dabar, kai žiūriu viską iš arčiau, manau, pradėsiu nuo apatinio kampo, kuriame yra pudros. Kažkodėl tikiuosi, kad tai bus lengviausias stalčius, kuris padės man lengviausiai įsijausti į visą šitą išsivalymo nuotaiką. Ir šitas stalčius, man atrodo, yra lengviausias dėl to, kad tikrai žinau, kuriais produktais man reikia iš čia išsivalyti, ir tik dėl to, kad jie man netinka pagal spalvą. Ir jie jau čia nukišti galą. Kaip kad, pavyzdžiui, štai ši Liquid Foundation pudra iš BH, kuri yra visiškai nauja, aš ją tik pamėginau, bet jinai yra ne mano spalvoje. Lygiai ta pati situacija yra su štai šiuo BB kremu iš Lumene. Neturi jisai kažkokių ten šviesesnių, tamsesnių atspalvių, bet man atrodo, tai tikrai vertėtų, nes jis yra tamsus. Ir kitas BB kremas, kurį žinau, kad tikrai yra man per tamsus, tai yra būtent štai šis iš L'Orealio, kurį man atvežė draugė iš Anglijos. Ir nors čia rašo Light Skin Tone, jis yra tikrai per tamsus. Ir Lietuvoje šitie Light Skin Tone tikrai nėra tokie tamsus kaip būtent šitas. Taip, toliau ką aš čia matau, tai štai šitą Revlono buteliuką, kuris iš tikrųjų yra tuščias, tad jisai tikrai turi iškeliauti tiesiog iš šiukšlių dėžę. Taigi šitie atkrito iš karto ir galime toliau pažiūrėti, kągi aš čia turiu, pavyzdžiui, iš pagrindų. Ir iš pagrindų turiu štai šios 4, 2 iš Elfo, Revlonas ir FM Group. Tai šitas nors atrodo žalias, iš tikrųjų jisai nėra, jisai savie turi tokio salicilio ir nuima blizgesį nuo veido, šitas su silikonu ir Photo Red iš Revlono yra daugiau suteikiantis tokio spindesio, o FM jau būtent šitas yra su tuo žaliu atspalviu. Kadangi jų yra tiek nedaug, tai manau visus juos ir pasiliksiu ir dabar dar žiūriu, kad tiesą pasakius turiu dar 2 miniukus. Vienas yra The Pore Professional iš Benefit ir kitas yra Too Faced. Štai toks mažiukas, kurį tikriausiai man reiktų išmesti, nes turiu labai seniai ir jisai irgi yra toks bronze tint atspalvio, gerokai rudas.
Oi, expiration date 2012. Supratau, gerai, viso gero. Tai vat, lieku su štai šiais 5 primeriais. Ir iš visų pudrų, ką dabar matau, tai irgi matau, kad tikriausiai visas jas norėsiu pasilikti. Ir turiu 2 putų formos putas. Vienos yra iš Maybelline, kitos yra iš FM grupo. Man jos abi labai patinka, tik Maybelline daugiau atvasarai, o FM'as būtent dabar žiemai, tai dar nesu įdegusi. Labai gera spalva ir dengiasi gražiai patinka. Tuomet vasarinės mano pudros dar yra štai šis L'Orealio Magicas ir Better Skin iš Maybelline. Tiesą pasakius, nesu dar tikra, kaip man šita pudra patinka, tad noriu pasilikti vien dėl to, kad pasitestuoti. Taip pat iš vasarinių mano pudrų yra dar štai šis Dream Wonder. Tai yra skysta vandens pagrindų Maybelline pudra. Man jinai labai patinka vasarą. Ir dar vienas gėris iš Maybelline vasarai yra štai toks bronzantas. Skystas bronzantas. Tam, kad sumaišyti su savo stipriai maskuojančiomis pudromis, nes jos dažniausiai yra labai matinės. Ir vasarą norisi irgi štai tokio gražaus švytėjimo. Tad tai būna tokia labai gera kombinacija. Šiuo metu mano naudojama pudra yra štai šita iš BH Cosmetics Pro linijos. Ir jinai man tikrai labai patinka, gerai laikosi, gerai maskuoja. Tad tikrai manau, ją subaigsiu iki galo. Kita pudra irgi yra iš Maybelline, tai jų ta naujiena Dream Velvet, kurios nežinau kodėl pamiršau, kad ją turiu, nepanaudojau per tos naujos kosmetikos filmuką. Iš tikrųjų ir šią dieną aš jos dar visiškai nesu bandžiusi, tad jinai lieka, nes ją tiesiog yra būtina išmėginti. Na ir likusios 2 pudros yra irgi iš FM Group, tai yra viena tokia labai tamsi ir viena tokia labai šviesi. Šias pudras pirkausi mėgindama, norėdama padaryti tą skysto kontūravimą. Turiu jas kuris laikas ir šviesi tai man tikrai patinka, kaip matot, jau taip ir gerai išnaudojusi, bet manau suklydau pasirinkdama pudrų liniją, nes šios yra tokios matizuojančios ir labai stipriai maskuojančios. Tokiu principu, kaip jos džiūna ant odos, jos tiesiog nėra tinkamas tam skystam kontūravimui. Taigi šita gudrybė man kaip ir neištekė, tačiau jas taip pat abi noriu pasilikti dėl to, kad šviesiausią naudoju, o tamsesne labai lengvai pasitaisau visas pudras, kurias man norisi naudotis, bet kurios yra man per šviesios ar panašiai, puikiai atlieka tokią spalvos korekciją. Tai vagi, štai kiek aš turiu pudrų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akivaizdžiai per daug vienam žmogui, bet ką padarysi. Toks jau yra tas make-up junkie gyvenimas. Ir čia ant dugno liko įvairūs maskuokliai, iš kurių jau matau, kad štai šitą Maybelline Fit Me, kuris yra 15 numeriuke ir nenoriu fokusuotis, man reikia tiesiog išmesti, nes jis yra pasibaigęs. Ir taip pat norisi man atsikratyti štai šiuo žaliu pieštuku iš RL de Jong, nežinau kaip skaityti, bet esmė, kad tai čia turėtų būti žalias maskuoklis pieštukas, kurio galima sumažinti, nuimti raudonį, bet iš tikrųjų jisai netlieka savo darbo ir man jis yra tiesiog kažkoks žalias pieštukas, kuris nežinau, tiesiog kažkas yra su juo negerai, jisai, neveikia taip, kaip turėtų veikti. Ir toliau likę maskuokliai yra iš L'Orealio CC, tai yra paakiams, o čia dar yra ir mano šešėlių pagrindas iš Too Faced. Taip pat čia yra tiesiog toksai pieštukas iš Avuvono, kurį naudoju labai retai, kai reikia tokio kažkur stipresnio maskavimo. Taip pat turiu Tarte paakiams maskuoklį, kuris net nežinau, kaip man labai patinka, nes iš tikrųjų jisai, manau, turi tokio, labai nedaug turi savyje to maskavimo ir aš tiesiog tada jau, kai man jau kažkotis reikia, naudoju arba L'Orealį, arba Maybelline Fit Me. Nežinau, norisi man dar jį pasilikti, pamėginti su juo pažaisti, pažiūrėti, ar yra iš jo kas nors gero, ar visiškas šūdas. Tai va, pastovėk, pabūk namie. Ir dar turiu štai tokį gražuolį. Ir dar turiu štai tokį gražuolį Maybelline Fit Me maskuoklį 20 numeriuko. Kasgi nori pamėginti atspėti, kas su juo nutiko. Taigi,
akivaizdu, kad jisai eina į šiukšlių dėžę. Taigi štai kaip viskas atrodo po to. Sekantis stalčius yra labai nuobodus. Čia yra tiesiog panaudoti mano šepetėliai, beauty blenderis, kuris taip pat turi būti išplautas, ir drožtukas. Šitame stalčiuje yra sausi produktai veidui fiksuoti, kelios modelentės, tokios, sakykime, pavadinkim taip, ir makiažo fiksatoriai. Na ir iš viso šito stalčiuko žinau, kad tikrai iškeliauja štai ši concealerio paletė iš BH, kur išnaudojau vieną spalvą ir visos kitos man dabar tokios atrodo, na, sudžiūvusios, sausos. Man atrodo, tiesiog sustovėjo, sudžiūvo ir išėjo iš galiojimo, tad turi iškeliauti. Taip pat, manau, reiktų atiduoti kažkam pažaisti štai šią paletę, kurią naudojau kinietiškos kosmetikos filmuke. Mano nuomonė apie ją nepasikeitė, gal tik tais, kad labai greitai tos spalvos išblunka. Bet pati paletė atrodo tokia pakankamai pigmentuota ir smagi. Toks gal kaip ir nieko daiktas, bet iš tikrųjų tai aš ją nesinaudoju. Iš sausų pudrų pas mane čia yra iš Avono Lux kolekcijos, viena besibaigianti. Tiesą pasakius, ją naudoju, kai reikia kažkur čia greitai ir dabar iki parduotuvės ten, nežinau, išliekti pasidažius. Iš tikrųjų nereikia parduotuvę dažytis, bet kartais aš tiesiog noriu. Tai manau, ją ir pabaigsiu. Taip pat turiu Maybelline Matte Maker. Galima, manau, tai pavadinti ir tuščią pakuotę, kurią reiktų išmesti ir kurios nepabaigiu vien dėl to, kad šiuo metu šitą spalva man per tamsi. Ir taip pat turiu BH Studio Pro dar tos linijos sausą pudrą, kuri yra man gerokai per šviesi. Na, sunkus tom spalvom galiu pasakyti. Ir taip pat dar turiu visiškai naują Rimmel Stay Matte. Šitas mažas indelis čia yra Elf paakių fiksavimo pudra, kurią tiesą pasakius naudojau dar per mažai, greičiausiai tik kokius kelis kartus, kad turėčiau kažkokią nuomonę apie ją. O nors daugelis youtuberių ją labai giria, tai tikrai noriu dar pasilikti ir išmėginti iki galo, kad žinoti, jinai gera ar ne. Na ir čia likusios 3 bonkutės yra štai tokios. Čia yra kasdienis šepetėlių valiklis, tiesiog kai norisi reikia greitai prasivalyti šepetėlį. Čia yra makiažo fiksatorius iš Elfo, kuris iš tikrųjų man labai patinka. Labai gražiai sulieja veidą, visas tas perėjamos spalvas ir panašiai, tai aš jį labai mėgstu. Ir FM Group taip pat makiažo fiksatorius, kuris nežinau kodėl, bet nesuteikė man tokio efekto kaip Elfo, tai aš jį tiesiog labai retai naudoju ir, nežinau. Dar gal pasiliksiu vien tam, kad panaudoti kelis kartus ir neseniai aš jį naudoju ir dabar tiesiog nežinau, geras jis ir ne, kas ten man su juo nepatiko, bet žinau, kad retai naudoju. Tai va. Na ir štai kaip viskas atrodo po to ir tą Maybelline Makerį nusprendžiau pasilikti, kad tiesiog damušti dėl šventos ramybės, nes labai nemėgstu palikti tokių, nei tai baigtų, nei tai nebaigtų produktų. Na, o sekantis stalčius iš tikrųjų yra ypatingas tuom, kad štai čia sėdi meškutis, kurį aš gavau per savo mergvakarį ir esu įsipareigojusi atiduoti savo ateities vaikams. Ir dar taip pat šitas stalčius yra ypatingas tuom, kad aš čia visą laiką sudedu visokius produktus, kurie man tiesiog iš karto nepatiko, bet gaila išmesti ir visi draugai ir giminės, kurie lankosi mano namuose, žino, kad iš to stalčiaus gali imti, ką nori, neštis, naudoti ir taip toliau. Ir štai čia yra tiesiog kažkoks šveitiklis, liktais veido iš vieno iš Swap bokso, kurį pamėginau ir jis man nepatiko. Ir lygiai taip pat yra tos veido kaukės tokios iš tos babuška linijos. Minėjau jas ir rodžiau vlogę, kai keliavome į Palangą. Ir, galutiniam rezultate nepatiko man jos, nepatiko ta stipriai drėkinanti su vitaminais ir kadangi nepatiko šita, tai šitos net nebandžiau, jinai visiškai nauja. Taigi, šitos iškeliaus iš mano namų. Na, o toliau noriu pereiti prie štai šio savo skaistalų bronzanto ir highlighterio stalčius, kuriame yra visiškas bardakas, viskas yra tiesiog sumesta, tad čia bus ką veikti. Ir bandau pradėti nuo highlighterių. Turiu štai tokį highlighterį iš FM Group, tai yra jų TT kolekcija.
Ir ties pasakius, jį gavau dovanų ir nesitikėjau, kad jisai man taip patiks, kaip iš tikrųjų patinka. Tai yra nerealus highlighteris. Man labai primena Mary Luminizer iš The Balm. Na, tikrai, šiuo metu tai yra mano numeris 1 highlighteris, kurį naudoju. Kitas mano mėgstamas, mylimas, senas ištikimas highlighterio draugas yra būtent štai šis skaistalas iš Elf, kurios spalva yra pinktasis. Šis highlighteris, manau, įeina į YouTube highlighterių istoriją. Pagal tai, kaip yra mėgstamas ir mylimas įvairių YouTuberių. Taip pat kaip highlighterį turiu ir naudoju štai šį iš Essence. Jis yra tas geltono tono. Ir, na, tikrai negalėčiau apie jį pasakyti kažką tais ten blogo, kad jis ten kažkoks kitoks, bet iš tikrųjų jį labai retai naudoju, nes, na, ne prie širdies man tiesiog kreminiai produktai. Bet pasilikti noriu, o gal vasarą, pavyzdžiui, imsiu ir pamėgsiu. Taip pat kaip highlighterį dar turiu štai šį iš Inikos, kuris guli užmirštas kampe vien dėl to, kad yra skystas, bet kaip pats highlighteris tai yra tikrai puikus produktas. Taip pat prie highlighterių norėčiau priskirti ir šitą Wet n Wild Fergie skaistalą, kuris kaip ir Elfo skaistalas iš tikrųjų yra puikus highlighteris. Jis man patinka tuom, kad atrodo pakankamai natūralus, nes savyje turi ir geltonų, ir rausvų dalelių. Tai tiek su highlighteriais, iš kurių neatsikračiau nei vienu. Na, bet su skaistalais bus paprasčiau, nes štai šitą tai tikrai noriu išmesti. Tai yra Essence rudens kolekcija, kuris iš tikrųjų atrodo toksai gal kaip ir nieko, vos rausvas, bet iš tikrųjų užsitepus ant odos jisai taip staigiai ir taip ryškiai ir taip kažkaip tais išryškėja į rožinę, kuri man visų pirma nepatinka kaip rožinė ir visų antra, tai yra sunkiai prognozuojamas produktas, kurį yra labai sunku dozuoti, tad, na, tikrai nepatiko, keliauja lauk. Ir įtariu, tai bus vienintelis mano išmestas skaistalas, nes visi kiti man visai patinka, kaip kad pavyzdžiui štai šis perlamutrinis rausvas iš BH, labai gražiai ir natūraliai atrodo. Taip pat dar mėgstu, nors tiesą pasakius šiuo metu retai naudoju štai šį iš Makeup Revolution matinis skaistalą. Puikiai graži spalva, didelė pigmentacija, labai norėčiau prisipirkti jų ir išmėginti dar daugiau spalvų. Šitie skaistalai yra tikrai verti dėmesio, kaina jų yra juokinga. Kalbant apie nebrangius skaistalus, dar turiu ir štai tokį iš Gabrielos Salvete, kuris kažkada buvo mano mėgstamiausių rate ir dabar yra tikrai mėgstamas šį pavasarį, aš mielai su juo dažausi. Tai irgi yra puikus, kokybiški, nebrangus produktai ir štai šitas jau vien iš pakuotės galite matyti, kaip buvo labai mylėtas ir visur vežiotas ir panašiai, nes toks, na, tikrai jau gerokai apsitrynęs. Dar iš nebrangių skaistalų yra pasaulyje labai geriami štai šitie Elf studijos linijos skaistalai, iš kurių aš rinkau štai tokią spalvą, kuri iš tikrųjų man nepatinka, na nežinau, ar man su pigmentacija, ar kažkas su dengimu, nelimpa šitas skaistalas nors pasiusk, o taip norėčiau, kad jisai man patiktų. Na, nežinau. Ir toks keistas, violetinis švytėjimas jame. Na, pasidėsiu jį į krūvą galbūt. Ir jeigu po kelių naudojimų neišpešiu iš jo jokios naudos, tai jisai tiesiog iškeliaus kur nors. Nu, iš skaistalų būtent šito Clinique Ice Lotus net nesu tikra, ar man verta minėti, nes tai yra mano visų laikų mėgstamiausia spalva, labai dažnai naudojama, vis dar net nepasiekiau dugno. Na ir čia yra tiesiog mano viso likusio gyvenimo meilė, tad be abejo jos tikrai neišmesiu. Taip pat vis dar čia turiu įsidėjusi tą Maybelline, kurį, na nežinau, man mėgti, mylėti, ar man ką su juo daryti. Tad greičiausiai jisai irgi dabar paklius į tą galbūt krūvą. Pamėginsiu dar kelis kartus pasinaudoti ir pažiūrėsim, į kurį stalčių jis jau grįž. Į šitą ar į tą žemiau, kur skirtas draugams. Paskutinis skaistalas. Ir štai koks jisai ryškus. Nežinau, kas man buvo šojo galva, kai aš jį rinkausi ir pirkausi. Akivaizdžiai jaučiau spalvų trūkumą savo gyvenime ir pasaulyje.
juo naudotis taip, kad pasidažyti dar niekada nebandžiau. Jisai va tiesiog naujas guli mano kolekcijoje. Taigi, manau, jam irgi reiktų keliauti tą galbūt krūvą, pamėginti juo man pasinaudoti ir tiesiog jau nuspręsti, darysiu aš su juo kada nors ką nors ar ne. Taigi, liko man 5 bronzantai, kas yra labai keista, nes aš galvojau, kad aš turiu labai daug bronzantų. Ir dabar, kai žiūriu, suprantu, kad tikriausiai ne tiek daug, kaip įsivaizdavau. Mano praėjusios vasaros mėgstamiausias iš L'Orealio Glam Bronze. Spalva jo yra 02, jeigu aš 102. Tai tikrai mano mėgtas, mylėtas, naudotas ir tikrai naudosiu jį vėl šį vasarą. Bronzantas man labai patiko, tas highlighteris toks, na, nelabai. Taigi, šitas be abejo lieka. Mano šios žiemos bronzantas numeris 1 štai šis iš Elfo. Taigi be abejo, kad aš jį pasilieku savo. Taip pat labai štai toks auksutis, gražutis bronzantas iš Fergie kolekcijos, su kuriuo realiai tai irgi nieko gero nesu nuveikusi. Tai reikia jį tikriausiai guldyti į tą galbūt krūvelę ir žiūrėti, koks jo likimas bus. Turiu dar vieną gaminį iš Elfo, kuris yra taip pat labai populiarus visame pasaulyje ir dėl to aš jau jį pirkaus ir naudojau. Čia, man atrodo, jisai turėtų būti ir yra kažkokio nors gaminio kopija. Ir iš tikrųjų bronzantas man patinka. Čia vat netyčia skylę su nagu padariau. O skaistalas netoks, manau, mano skoniai tiesiog tas blizgutis jame yra pernelyg stiprus. Bet skaistolo aš iš tikrųjų nelabai naudoju, bet pasiliksiu vien dėl bronzanto. Ir paskutinis bronzantas yra tos pačios firmos kaip ir tas didelis ryškus skaistalas. Ir jisai, žinau, kad tikrai pakuotė labai keistai atrodo, tokia, na, keista spalva. Bet iš tikrųjų kontūravimui jisai visai neblogai atrodo. Ir nors taip ir švyti turi tokį įdomų, gerą, keistą, pilką atspalvį, kuris tikrai pakankamai gražiai atrodo. Tad šitą man tikrai norisi pasilikti, todėl taip ir padarysiu. Taigi štai kaip atrodo tvarka šiame stalčiuje, o toliau bandykime pereiti prie lūpdažių, blizgesių ir lūpų pieštukų. Su šiuo stalčiu, manau, tvarkytis man bus sunkiausia, nes, na, kasgi gali viso to turėti per daug. Ir iš kitos pusės neseniai dar žiemą, man atrodo, viską valiau. Atidaviau mamai nemažai. Tai pradėsiu galbūt nuo pieštukų, kurį yra čia kampe. Ir žinau, kad tikrai nenaudoju ir nenaudosiu štai šito iš Pierre Cardin, vien dėl to, kad jis yra toksai perlamutrinis ir man labai nepatinka tokie, nei tai lūpdažiai, nei tai pieštukai. Tad lauk. Žiūriu, vėlgi, turiu tik tais 2 Essence lūpų pieštukus. Labai keista, galvojau, kad turiu daugiau. Honey Berry ir In the Nude. 2 štai tokias spalvas, kurios be abejo lieka. Taip pat dar turiu iš BH Cosmetics Fuščia, kurį man labai įdomu palyginti su kitu mano turimu pieštuku. Kaip matot, labai gražiai, lengvai dengiasi. Šiaip patinka man šitas pieštukas. Ir turiu dar štai tokį. Na, jie tikrai panašus, bet bent jau šitas man atrodo toksai šiltesnio atspalvio, šitas šiltesnio atspalvio. Tad lieka abu, nes tokio tono įvairių labai lūpdažių turiu, tad ir visokių tokių reikia. Tada čia Elfo matinis toks kaip ir pieštukas, brūkšnelis lūpdažis, kuris man irgi iš tikrųjų patinka ir būtent tokia spalva yra dažniausiai mano lūpų nude spalva. Čia pas mane yra T-Rose. Tada dar vienas nude pieštukas iš L'Orealio, kuris man irgi patinka ir kurį, manau, dar sunaudosiu iki pabaigos. Ir paskutinis pieštukas yra, net nežinau, iš kur jisai ir kokios čia firmos. Turėtų būti raudonas, bet ne. Jisai toks keistai raudonas. Aš manau, šitas keliauja lauk. Nes galvojau, raudonas, bet jis neraudonas. Tai negerai. Pirkinių sąrašas, raudonas pieštukas reikalingas. Toliau lūpų blizgesiai, iš kurių turiu štai tokius ryškius spalvų. Šitą be abejo spalvą matot, šitą irgi matosi. O čia iš FM Group yra štai toks irgi
labai ryškus. Sakyčiau, netgi šita ir šita Rimelio Apocalypse spalva iš tikrųjų jos yra labai panašios, tik šitas lūpdažis džiūsta į matinį variantą, o šitas yra toksai blizgus. Be abejo pasilieku, nes čia yra mano mėgstamiausias vasaros spalvos. Na, o visi kiti yra Maybelline Nude. Šitą irgi tikrai naudoju, žinau, kad tikrai pabaigsiu. Šitą mėgstu, bet jis labai senas. Greičiausiai reiktų mesti lauk. Ir iš to vis ne kažką likę. Lauk. Žinau, kad šitas yra labai senas ir aš jo visiškai nesinaudoju, tad jį tikrai reiktų išmesti. Taigi išmetam ir liko 4 blizgesiai, kurie yra tokiose tubelėse. Ir kas tarp jų yra bendro ir man jie visi patinka ir aš juos visus pasiliksiu, tai tuom, kad jie yra tokie riebus. Ir sutepus ant lūpų jie jaučiasi. Ir man tai yra svarbu ir patinka dėl to, kad jeigu aš nejaučiu, kad esu pasidažiusi lūpas, tada aš jas kramtau. Taigi čia man tokie kaip ir pagalbininkai, kad nekramtyčiau lūpų. Na ir liko patys lūpdažiai, iš kurių čia turiu štai tokį ir manau reiktų šito atsikratyti, nes jisai visų pirma yra nulūžęs. Ir visų antra, šį kaip ir ko, aš galvojau, kad jo va tokia spalva ir bus, bet iš tikrųjų dažantis, jisai irgi yra toksai violetinis. Na, nežinau, man tai protų nesuvokima, kaip tubelė gali atrodyti kažkoks rudas, o čia dažyti violetinę. Na, turiu aš tokį pilną, nepatinka, ne. Iš Flormar toksai kasdienis, lengvas, matinis, bet iš tikrųjų nežinau, ar kada nors pirkčiau šitą lūpdažį antrą kartą, mėginsiu naudot, bet, nu, toks, nežinau. Toliau turiu štai tokį iš Bourjois, drėkinantis, lengvas, neutralios spalvytės lūpdažis, patinka, naudosiu viską su juo gerai. Tada Make Up Foreverio irgi tos toksai violetinis atspalvis, kuris rudenį, kai naudoju, man atrodo, patiko, toks intensyvus buvo. Taip, man jisai patinka. Šitą pasilieku. Taip, toliau turiu iš Manhattan intensyvę, senovinę, ryškę, raudoną. Patinka man šitas lūpdažis, pigmentacija gera, matot, kaip lengvai, gražiai pasidažė ir pakankamai gerai laikosi. Taip pat turiu dar tokį lūpdažiuką iš Lancome, kas yra, na, miniatiūra. Tai nėra tikras lūpdažis, čia yra miniukas, bet tokia neutrali spalva, kurią tikrai mėgstu kartais pasidažyti. Ir, manau, pasiliksiu, nors pats lūpdažis, tai kaip matot, irgi toks palaužęs. Na, nes dėl to, kad nedaug jo liko. Va, negaliu išmesti, naudot reikia. Tai tiek. Tada dar vienas miniukas iš Naubas, kurį irgi reiktų naudoti ir sunaudoti tikriausiai, nes šiaip man tai visai nieko. Bet kur su tokia spalva eičiau, nežinau. Bet nieko gal, žinau, kažkada darbui, kokiai nors fotosesijai, tai tikrai sunaudosiu. Va, lieka. Dar vienas lūpdažis iš Revlono, irgi violetinis atspalvis. Kiek kitoks violetinis, matinis atspalvis. Žinokit, visas šitas violetinės, aš vieną kitą paišau vien dėl to, kad matyčiau skirtumus. Ar neturiu dviejų vienodų, nes kažkodėl man atrodo, kad aš turiu labai daug panašių ir vienodų violetinių atspalvių. Šitas patinka, lieka. Taip, dar vienas, naujas. Šitas yra naujas. Netyčia nusipirkau, neplanavau pirkti, bet netyčia vietoj vieno nupirkau 2 ir vienas buvo draugiai, tai yra Irmai ir vat turiu antrą tokį patį vasarą, mėginsiu naudoti. Tada turiu štai tokį blizgesį iš Givenchy, kuriuo irgi kažkodėl nesinaudoju. Tikriausiai reiktų. Bet žinau, dėl ko aš to blizgesiu nesinaudoju, bet dabar aš jį bandau atsukti ir prisimenu. Dėl to, kad iš jo blizgis bėga lauk. Ir vieną kartą įsitipiau su rankinė ir dėl to jis dabar tiesiog stovi, o blizgius man reikia nešiotis tam, kad aš juos naudočiau. Tai va, jisai gražiai stovi. Reikia dėti galbūt krūvą ir tiesiog galvoti, ką su juo daryti. Kokį likimą jam nuspręsti. Ir dabar žiūrėdama jų atrinktus lūpdažius nusprendžiu, kad šito Flormar
nereikia man jo. Vargiai šį naudoju, o spalva tokia einama, tikrai žinau, kad pradžiugins kokį nors mano tetą. Taip, toliau čia dar yra Esprit toks raudonas lūpdažis, kuris man irgi labai patinka, toks gaiviai raudonas su rudu ir su tokiam auksiniam dalelėm. Nors tas blizgesys įtariu man nelabai tos, labai per lamutro muša. Ką daryti su tavim? Nu, žodžiu, šitas irgi keliauja į krūvą galbūt. Taip, ten gale toliau slepiasi du ilgi tokie gošo lūpdažiai, iš kurių vienas yra toks labai panašus į šitą. Naubus, ne? Bet toks labai drėkinantis, bet irgi toks labai pilkas. Gal neblogai atrodo. Gerai. Lieka. Mėginsim su jo vasarą ko nors padaryti gero. Ir kitas yra violetinis. Taip, violetinis. Dar vienas violetinis. Labai šviesus violetinis. Nežinau, kažkaip man gal pigmentacijos trūksta, kad aš jį normaliai taip imčiau ir naudočiau, nes iš lūpdažių tai aš noriu, kad jis jau toks spalvotas būtų. Šitas, manau, keliauja kam nors. Taip, toliau dar čia slepiasi dar vienas elfo lūpdažis iš kiekvienos dienos serijos, kurį neatsimenu, kada naudojau. Labai panašus į šitą ir manau, jam irgi reikia susirasti naujus šeimininkus. Taip, mano vienintelis Meko lūpdažis. Štai toks ryškus, matinis ir tai mano yra pats svarbiausias ir gražiausias vasaros akcentas. Tad be abejo, niekur jisai iš manęs nekeliauja. Dar turiu štai du lūpdažius iš BH Cosmetics taip pat. Vienas iš jų yra neutrali, štai tokia spalva ilgai išliekanti. Patinka man jisai, tikrai gerai laikos ir ta spalva tokia panaši šitą, tik vat matinė. Šitą tikrai naudosiu. O su to raudonu, žinau, kad čia turėtų būti raudonas. Ne, jisai vėl violetinis. Kas su ta violetinė man? Kodėl? Na, nežinau. Bet spalva atrodo gera, pigmentacija, ryškiai. Na, tebūnie. Pabūk dar pas mane, nes jaučiuosi, kad šiaip kažkaip ir lūpdažius labai negailestingai, pakankamai nemažai išsimečiau. Ir kažkodėl yra 2 L'Orealio lūpdažiai pas mane, nors turėtų būti 3. Pas ką trečias? Įtariu pas kažką būsiu dažius ir paskolinus. Štai čia, įtariu čia konkurentas Mekui, bet Mekas konkurentų negali turėti. Na, toks nematinis, lengvas variantas, kuris lieka. Jeigu nesmirdi, nesmirdi. Gerai, lieka. Ir raudonas. Šitas turėtų būti su tokiais blizgučiais. Irgi toks, vat kaip ir šitas perlamutrinis variantas su visais tais savo blizgučiais. Kažkaip abejoju ir aš jį naudosiu. Na, nemėgstu blizgių lūpdažių, ypatingai paskutiniu metu, kas yra paskutiniai 2 metai, neatsimenu, kada dažiausi su blizgių lūpdažiu. Jeigu tiesiog noriu, kad blizgėtų, tai užsidedu blizgį. Man atrodo, tiek šitas, jie vat, šitaip keliauja iš mano namų pas ką nors pradžiuginti jų širdies. Na kągi, baigiau su šituo stalčiu, nebuvo taip baisu, kaip galvojau, kad bus. Ir, na, štai kokios spalvos vyrauja mano lūpdažių kolekcijoje.